Labadiena visi krepšinio fanai, susirinkė į šeštąsias šio sezono Nostra RKL A diviziono. Dar kol kas pataikė, šia pirmoji ir Birštono komandos ataka, 2 taškai keliaujantys į rungtynes ir dar daugiau, tikrai labai svarbus žaidėjas, ypač po krepšių, čia gražiai Birštonas žaidžia. Ir štai taip, dar Tado Kymanto metimas, nors ir nebuvo labai gerai paruoštas, čia greita ataka, Birštonas toliau sportuoja 13-4, nei antrosios, nei trečiosios. Čia Arnas Tilindė, kaip išstumė Valerijų Anisimovą iš baudos aikštelės, perimtas kamuolys ir Milasta turi. Tačiau labai priklauso nuo dienos, paskutinės sekundės pirmo kėlinio, 3 taškai ir štai taip pirmąjį kėlinį Aidas Kavaliauskas, delikateso žaidėjai. Ir dar viena klaida birštoniečių, Lukas Uosis skuodžia į greitį puolimą ir 2 taškai yra, nepavyko apsiginti šiais. Lukas Uosis įžaidžia kamuolį, 14 taškų pranašumas, čia įveikta Eivydo Aleksos gynyba. Oi, kaip gražiai. Koks gražus Eurostep. Švieslentėje, bet tu visiškai teisus, ar tai triuškinama, taip galim pavadinti. Oi, koks blokuotas metimas. Atsigauti šiose rungtynėse bus labai sunku, čia labai gražus perdavimas Igno Vytauto Antonė vyksta ir laukia, kol rungtynės kuo greičiau pasibaigs, na šansų sugrįžti nėra visiškai, taip galim pasakyti. Krepšio link čia Miknevičiui, na, kam kišti kamuolį, kuomet Žarnauskas su Žemaičiu visiškai laisvi klysta, Eivydas Aleksa ir iš to Gytas Latanauskas. Galėjo dar Šilkas anksčiau dar būti. Čia greitas ir Birštono komandos išvalis po klaidos, 2 taškai ir nespėjo grįžti. Nemata, kad jau rungtynės pradeda vis labiau ir labiau plaukti, sakykime, ir ta pergalė, na, realiai jau sunkiai pasiekiama, o čia štai taip. Herkaus Solodos, kurį būtent dabar kelia nuo atsarginių žaidėjų suolelio. O Eivydas delikateso pozicinė ataka Antonė, Baker Jr. Oro linijos, štai taip. Nors ir viskas. Šiandieną savaitės Nostra.lt regionų krepšinio lygos A diviziono savaitės rungtynės baigėsi Birštono Milastos 7-ąją pergalę iš eilės rezultatu 93-72.